Labadiena ir sveiki atvykę į Kosmoso Patricijų konglomerato podcastą. Vienintelį podcastą sukurtą Kosmoso Patricijų, Kosmoso Patricijams. Aš esu jūsų vedėjas Ignas Bringelis ir šiandien su manimi studijoje yra vienas iš ilgiausia aktyvių Kosmoso Patricijų, nuostabus žmogus, kuris mano galva yra parodęs, ypač per paskutinius metus du, daugiausia patirties ganėtinai sėkmingos karybos istorijoje ir yra patyręs bene skausmingiausią išdavystę visame mūsų žaidimo laike, visoje mūsų žaidimo istorijoje. Ponas Mantas Vaičiulis. Mantai, kaip laikaisi šiandien? Ačiū Ignai, laikausi puikiai. Kaip skaudžios pamokos priveda prie labai gerų gyvenimo patyrimų ir pamokų nepasitikėt Pauliumi. Tikrai tiesa. Kaip ir minėjau, aš šiaip asmeniškai manau, kad bent jau per paskutinius keletą metų, per žaidimus, kuriuose mes abu bent jau dalyvavom, aš esu matęs tave realiai kone geriausiose atvejuose iš tikrųjų sėkmingai ir taisyklingai atlikto karo, kuriam galų gale lieka taip, kad daugiau mažiau vis tiek tu pasipelnai iš tos karybos, arba mažiausia pats karo procesas praeina sėkmingai ir mažiau yra tiesiog daužimasis iš dviejų pusių didelėm krūvom plastiko. Tai aš dėl to norėjau su tavim šiandien pasišnekėti specifiškai apie karą Twilight'e, nes, tai yra, mano manimu, galbūt vienas iš dalykų žaidime, kurio mes bene prasčiausiai esame įvaldę. Mes labiau esam politinės intrigos žmonės Kosmoso Patricijų konglomerate. Ar aš norėjau pasiklausti tavo nuomonių šiek tiek apie tiesiog, karas, kam jis reikalingas, what is it good for, ir iš tikrųjų, is it absolutely nothing. Taip, galim pradėti labai paprastai. Jeigu žaidime kažkoks žaidėjas turėtų, ar turi, ar nori, dėl bet kokios priežasties, veltis į karą su kitu žaidėju. Pradžiai gal paklausiu, kokie yra dalykai reikalingi, kad galėtum, kokie resursai, kokios aplinkybės, kad galėtum į tą karą įsivelt, žinodamas, kad nebus tiesiog taip, kad nukentėsi nuo jo pats, net jeigu jį ir laimėtų. Keletas dalykų, turbūt pats svarbiausias, aišku, yra turėti pakankamai plastiko, kad threatinint savo oponentą, nes gali įsivelt ir tokį karą, kur ypač svarbus dalykas esi, jeigu esi, pavyzdžiui, out of position tam karui veltis. Aišku, jeigu esi tas žmogus, kuris inicializuoja tą karą, pavadinkim, tai dažniausiai būni pasiruošęs, pasistatęs kažkaip tas flotilės savo, arba pasiruošęs techus ar korteles, kurios tau padėtų įeiti tą poziciją, jeigu, pavadinkim, nenori stovėti tiesiai ant borderio su savo kaimynu, su kuriuo įsikariaut, kad ten kažko labai neišsiduot. Tai labai priklauso, koks tas karas, kokiam karui ruošiesi. Ta prasme, ar, tarkim, sakykim, matai galimybę ir ją pasinaudojus, nes tavo oponentas, nežinau, kažkur yra išsiuntęs savo flotilę toliau, į kitą pusę galbūt, yra palikęs atvirus tailus, yra gal palikęs savo home sistemą atvirą ir tu nori jį, pavadinkim, nubaust tuo atveju, kad, bet tuo pačiu, aišku, žinoma, pasipelnyti ir pats. Tai vienas gali atvejis būti, kad tu nori tiesiog jį užklup netikėtai. Antras dalykas būna, kad nori, sakykim, ir tų social kredito kažkokio iš jo, ten gal kažkokių geresnių dylų, tai tada didesnė flotilė tikrai labai yra svarbu. Šiaip norėčiau vieną dalyką dar papildomai paklausti. Paminėjai tą karą, tarkim taip, galimybių karą tiesiog, opportunity.
karą, kai matai, kad galbūt tavo oponentas mispozicionavo ir tu matai galimybę jį už tai nubausti. Kaip sakytum, nes šita situacija, kaip aš matau, gali išsirutuliot realiai vienu iš dviejų būdų. Tokiam dalykui bent jau iš flotilės pusės tu galbūt ir neįskirtinai per daug pasiruoši, nes vis tiek ją reikia pasipozicionuoti, Taip. kad galėtum paruošti tokį dalyką ir tas yra matoma, tai čia labiau a strike of opportunity būna. Bet aš matau, kad gali būti vienas iš dviejų rezultatų tokiu atveju. Arba tu greitai šoki, sudegini tą vieną, gal du tokenus, kad įves savo kareivius, paim planetą, išves savo kareivius. Arba tu paimi tą vieną planetą, paimi tą namų sistemą ir tada tu irgi įsiveli jau į ilgalaikį konfliktą su to pačiu savo kaimynu, nes jie grįžtų resursų pasiiminėt. Ir galbūt tada tau nelabai ir apsimokėt, žinai, commitint savo resursus į tą karą, galbūt tai tau trukdys iš tikrųjų skorint taškus. Tai vat, kaip pasvert šitą, kaip atsižvelgti į šitą tipą, kad ta galimybė netaptų tau našta, kurią pats ant savęs užsikroviai. Labai retai, kada karas, sėkmingas karas, pavadinkim, yra pačio karo tikslu, tiesiog for the sake of war itself, pavadinkim. Visada nori kažką, veldamas į tą karą, nori kažkokių vis tiek, kažką iš to karo išsinešti, pavadinkim, kažkokią. Turi apsibrėžti, sakykime, prieš pradėdamas karą, koks yra tas tavo win conditionas tam karui lokaliam. Ar tai būtų kažkokie, nežinau, tiesiog treat goodai, sakykime, iš savo oponento, sakydamas, kad, žiūrėk, aš galiu paimti dabar tavo home sistemą, mano flytas yra prie pat, davai tu man sumokėk ir mes nesiveliam iš šitą. Arba, tarkim, gali būti tie patys kažkokie secret objectivai arba public objectivai netgi. Užimt kažkokią planetą, ją išlaikyti, ar tai, kad ir tos pačios, sakykime, nebūtinai yra ir tokie, ta prasme, sakykime, užimt home sistemą, ar tie patys, kad ir laivus įneš, sakykime, ir dalinti sistemą su kažkuo, tarkim, net neimant planetų, bet, tarkim, tas įvyksta, sakykime, nepasitarus su savo kaimynu, kai mes dažnai darom, kad pasitarėm, ta prasme, aš įvesiu savo karius, tu man leisk, bet būna taip, kad tu nesi labai draugiškose santykiuose su savo kaimynu, tai tenka šiek tiek palaužtą ranką, pačiam pasiimti, ko tu nori. Tas galima iš esmės interpretuoti ir kaip karą. Ar tie patys ten kažkoje laivų sunaikinimai, mūšių pergalės gali duoti kažkokius, sakykime, tos pačius victory pointus. Tai labai svarbu yra užsibrėžti, sakykime, ar eini kariauti dėl resursų, dėl planetų kažkokių, ar eini kariauti dėl kažkokių savo objective, public ar secret, ir kad juos paskorint. Nes mes labai retai kada žudomės iki galo. Ta mes turim šiek tiek, kadangi vis dėlto esam gan nedidelė grupė žmonių, kurie vis tiek, ko ne kiekvieną žaidimą vieni kitus matom, tai nesinori, ta prasme, kad ateit su kažkuo pažaist 4 valandas ir tada juos tiesiog ištrint ir tada susirinkti po mėnesio ir vėl matyti jų veidus, nes tu žinai, kad jie tą prisimins. Yes. Galimai ypač jeigu žaidži jų namuose. Taip yra buvę, bet tas yra, sakykime, labiau išimtis nei taisyklė, kad mes išbulinam žaidėją visiškai pilnai, ta prasme, užimdami jos laisvę, sprogdindami jo flytą, kad, žaidėjas jau, ta prasme, tikrai turi sakyti, viskas, mane šitam žaidime nebėra. Šią pokalbio dalį mes dedikuojam Viliui. Sutinku su ta dalim. Galų gale karas tiesiog, tarkim, taip grinai iš savęs niekada nėra vertas to.
nes tikslas yra surinkt taškus ir jeigu karas padeda surinkt taškus, labai nuostabu, jeigu karas to nepadeda, tai tiesiog iššvaistyti resursai. Tikrai taip. Jis yra toks labiau means to an end, išskyrus vienu atveju, jūs šiek tiek minėjote šitą ir ankstesniuose podcastuose, sakykime, kai tu nori kažkokio geresnio dealo ir sakai, aš tave tuoj pulsiu, jeigu tu, ta prasme, nesutariam šitokio dealo kažkokio, sakykime, kuris yra tau šiek tiek naudingesnis ir pakolina, pavadinkim, tą tavo bluffą, ir tada supranti, arba aš turiu eit ir muštis, nes aš vis tiek jau nebegaunu to dealo, tiesiog įrodyti savo poziciją, arba, jau tada mano visi ateinantis threatai bus void, iš esmės. Mažesnės vertės, nes bus aiškiau, kad juos galima kolinti. Taip, tas tikrai yra. Tai dėl to mes vėlgi nedarom, pavadinkim, kai kurių dealų, ačiū Gyti, už nepuolimo korteles, pavadinkim, nes tas irgi iš karto gaunasi, kad jos yra visiškai bevertės ir jos kelia iš karto norą eit muštis atsiimties. Tai būna ir taip, kad aš pasidariau dealą ir aš noriu atsimti savo kortelę ir tau tos kortelės netiduoda ir galvoju, viskas, sudeginau šitą žaidimą, mes dabar eisim ir mušimės iki nežinau ko. Tai būna ir taip kartais, kad tiesiog pakolina tavo bluffą arba tu privalai kolinti kito žmogaus bluffą ir tas niekur nenuveda iš esmės. Tas toksai standoffas, kuriam jis gali ant tiek užsitęs, kad realiai jiem net nebėra tos įtampos, visi tiesiog susigyvena su tuo, kas vėlgi yra tiesiog jau net šiuo momentu ir laiko švaistymas. Aš daugiau mažiau tikrai sutinku su tuo, ką tu sakai. Vieną klausimą aš dabar dar turiu, kadangi jau kalbam apie tą idėją, kad kartais reikia tiesiog pakomitint ir pakolint tą blefą. Jeigu ir pasirenki tu pakolint tą blefą, net jeigu tai tau neturi kažkokio tai konkretaus tikslo, ką tu gali padaryti, konkretaus tikslo, ką tu turi pasiekti, ar tai būtų resursai, ar tai būtų kažkokios tai tiesiog išmuštos vos ne spoils of war iš kito žaidėjo, ar tai būtų taškai ir objektyvai. Jeigu esi tokiai situacijai, tai kiek toli tu turėtum eiti? Tarkim, aš turiu gerą galimybę pakelt pavojų kažkam tai jų namų sistemai. Ir jie pakalina, sako, gerai, eik, kelk, gerai, aš nueinu ir pakėliau. Kiek stipriai reikėtų komitint į tą manevrą? Kiek reikėtų dedikuoti savo resursų, savo ribotų ėjimų, ribotų actionų į tą, iš esmės, nubaudimą už nepriimtą blefą? Labai priklauso, sakyčiau, nuo situacijos, ar tai yra, sakykime, tiesiog palikta home sistema ir tu sakai, sorry, tipo, get good, išmok, kad kartais tokius moves nubaudžiam, tai tam užtenka kartais upgrade'into cruiserio ir action tokeno, kad tiesiog nusileisti namų sistemą ir sakyti, tu viskas nebegali, tavo flytas užrakintas, tu iš šį raundo neskorins taškų, tai to kartais pilnai užtenka. Jeigu nori kažką iš tikrųjų iš to žaidėjo išsimušt, sakykime, dealo atveju, kad tu sako, tu manęs nepulsi vis tiek ir sakai, I got to do what I got to do, tai tokiu atveju ta karo pabaiga gali būti tokia labiau, abipusio susitarimo reikalas, sakykime, kad tu parodai, jog esi willing tokius karus, sakykime, dedikuoti ir tarsi tos būtent savo resursus. Tai tokiu atveju tu ir eidamas į tą karą tikiesi, kad aš parodysiu, jog aš esu pasiryžęs eit kariauti dėl, sakykime, to dealo, kurį mes dabar bandom daryti. Ir tikiesi, kad kitas žaidėjas sutiks su, sakykime, tavo tokia, sakykime, galios pozicija gal, ar kad tu esi pasiryžęs tos savo resursus leisti. Tai tokiu atveju
tos resursus leisti yra, sakyčiau, labai verta, jeigu vien dėl to dylo, nes kuo tu mažiau komitini, gaunasi, tu tuo daugiau pralaimi. Nes jeigu tu bandysi triklint tik tai 1-2 destroyerius ir tavo priešas ten ateis ir lengvai juos tiesiog nugalės, tai tu realiai tos savo unitus simti tiesiog tiesiai into the void ir nieko iš to iš tikrųjų nelaimi. Kad tu parodai, aš galiu atsiųsti 2 destroyerius, bet jie iš tikrųjų nieko nepadaro. Tai jau tada turi būti sizable kažkoks tavo fleet dalis, tam, kad parodyt, jog tu tikrai komitiniai šitą karą ir arba tavo tas oponentas, sakykime, nusileidžia, arba jau tada eini iki kažkokio galo, kaip vienaip ar kitaip jisai gali baigtis. Na, daugiau mažiau sutinku. Gal vieną dalyką tik paminėčiau, aš asmeniškai pats stengiuosi karo vengti dėl to, kad jisai yra brangus žaidimo eigoje. Bet vienas dalykas, kuris man labai patinka, yra ta idėja karybos, idėja skirmišimo, kur taip, tu turi galimybę nubaust kitą žaidėją kažkiek tai pakomitindamas ir savo resursų, tarkim 1-2 actionus, nedidelę flotilę laivų. Karas galų gale yra daugiau mažiau mano akyse šiek tiek atvirkštinis dalykas tiesiog su kažkieno sudarimu dylo. Dylas yra, mes abudu kažką gaunam. Vienas gauna gal biškai daugiau negu kitas, čia jau priklauso nuo to, kaip jūs tą dylą sureksit. Karas yra, mes abudu kažką prarandam. Bet klausimas yra, kuris iš mūsų šitoj vietoj praras daugiau. Tai aš gal sakyčiau, kad yra dar irgi šiek tiek vertingas dalykas, į ką reikėtų atsižvelgti, jeigu tavo kaimynas ir tu, ypač jeigu jūs žaidžiat ganėtinai gerų tempų, ganėtinai gerai laikotės in the running tiem victory pointam, ten gal ne pačiam priekį, bet taip prie pirmoj pusiai, yra visai neblogas pasirinkimas tą nedidelį tokį greitesnį karą surekst, suaukot kelis laivus, suaukot actioną tam, kad tavo oponentas turėtų apsukti savo flotelę, kuri kažką kito darė, kuri kažkokius kitus objektyvus vykdė, kuri ir turėtų sunaudoti 2 actionus, kad atsiimtų tą savo namų sistemą ir galbūt per tą tarpą negalėtų skorinti. Tas, manyčiau, yra ganėtinai svarbi ir realiai galingiausia, gal mano galva, dalis to oportunistinio karo. Tikrai taip. Labai retai, kada apsimoka initiating karą, jeigu esi in the lead, nes kaip ir minėjai, jis yra žvėriškai brangus, tu jam turi naudot labai didelę dalį savo resursų, kurios galėtum tiesiog skirt specifiškai kažkokių victory pointų vykdymui, bet problema, kad su to yra, kad kartais, kad norėdamas dylus pasidaryti, jų tiesiog negauni. Ir būtent jeigu esi kažkoks in the running žaidėjas, jau tada tu esi tu beveik forced turėti armiją, nes esi priekyje ir tu tikiesi, kad jau kažnors tave kur nors papaukins. Ypač pačiam žaidimo gale mūsų žaidimai tampa visiškų bloodbath, ta prasme, paskutinis raundas dažniausiai būna daugiausiai plastiko, kiek mes ever turim, ir tada to raundo galas yra turbūt tiek pat plastiko, kiek mes turėjom kokią antrą turną, ta prasme, jisai dingsta labai sparčiai. Ten turime tų savų strategijų, furgonėliai ir taip toliau, tai tas plastikas ten daug reiškia, bet jisai labai greitai ir dingsta. O jeigu esi viduryje, labai kartais apsimoka, kaip ir tu sakai, jeigu esi out of position, ta pavadinkim tokia opportunity cost, tau nėra didelė, sakykime, action tokenas ir tenai cruiseris galbūt. Tai yra palyginus pigu, lyginant su to, ką galbūt, kaip ir tu sakai, tavo oponentas gal kažką norėjo kitą pult, kažkokias kitas sistemas užsiimt, irgi jis praranda tą galimybę, sakykime, gal ir kažką paskorinti. Tai čia yra labai, tikrai pilnai
labai gerai pataikai, kad labai svarbu apžiūrėti ir tą oponento, ką jisai praranda, nebūtinai plastikų skaičiuojant. Cost of opportunity yra labai labai svarbus dalykas šitoj vietoj. Ir man dar patinka, kad paminėjai mūsų žaidimo galus, nes mes labai daug, jau realiai visai neblogai pašnekėjom, visai nemažai apie tą oportunistinį karą. Tarkim taip, tą tokį labiau ankstyvo ir vidurio žaidimo vos ne blitzkrygą, kuris yra, aš šitoj vietoj sunaudosiu, daugiausia 2 actionus, kad aš tau įkiščiau didelį pagalį į ratus ir žiūrėsim, ar tu galėsi man įkišti didesnį pagalį į ratus, ar tu galėsi tą pagalį įsitraukti prieš tai, kaip persiversi per priekį savo to dviračio. Bet gale žaidimo, kaip labai gerai paminėjai, karas yra neišvengiama. Ypač jeigu tu esi prieki, nes tu savaime aišku esi taikinys. Ir kaip ir didžioji dalis, kaip aš visą laiką sakydavau, jeigu tu nesugebi sustabdyti žaidėjo, kuris pirmauja, nuo to, kai jis laimėtų, tu pralaimėsi. Daugiau mažiau nesvarbu, ką tu darysi. Tai nebūtinai turi būti karas, bet karas yra kartais, būtinybė tam. Ir yra, man toksai klausimas, kaip manai, kuo pagrindė skiriasi tie tokie oportunistiniai karai? Ar yra iš viso kažkoks skirtumas tarp tų oportunistinių ankstyvesnių karų ir tų jau privalomų karų, kuriuose šiek tiek vėliau žaidime tu gali atsidurti tiesiog dėl to, kad, toks žaidimas? Ar yra kažkoks strateginis skirtumas tarp šitų dviejų? Manau, kad yra gan didelis, nes tie oportunistiniai karai jie būna tokie, kaip, sakykime, pagal apibrėžimą, jie jau tokie, atsiranda situacija, kurią tu gali pasinaudoti. O jau mūsų žaidimo galo karai būna dažnai labai denainimas, tarkim, namų sistemos užėmimas kažkoks, kad ta paskutiniai status fazai negalėtų paskorintų paskutinių public objectivų, sakykim, arba, pavadinkim, kažkokio labai aiškaus tikslo nudenainimas, kad ir tie iš tų pačių public objectivų, kurias mes visi matom, kartais labai matosi, kad žaidėjai eina, sakykim, link kažkokio vieno iš jų, sakykim, kažkokio 2 taškų, kuriem, tarkim, yra ant 8 ar ant 7 ir jau tu įsivaizduoji, kad jis greičiausiai tą gal savo sekretą irgi kažkokį gali paskorinti ir tu nori būtinai nudenainti jį nuo tų dar two pointerio kažkokio, nes jeigu tu neisi tą karą, mes irgi jau laiks nuo laiko išsiaiškinom, kad, aš jeigu nestabdysiu, tai kas nors kitas sustabdys, ta taisyklė neveikia, tu turi imti ir stabdyti nuo tų, pavadinkim, būtent svarbiausių jau taškų tam, kad tas, pavadinkim, lydinantis žaidėjas negalėtų pabaigti žaidimo, ypač jeigu tu pats esi, tarkim, middle of the pack kur nors, nes, by definition, jeigu jisai, tarkim, kad ir jeigu tu neįsi kariauti, tai viskas žaidimas šioje vietoje baigėsi. Tai žaidimas šiuo atveju kaip ir toks irgi forsina tave, pavadinkim, kariauti, ar kaip tu tą darysi, jau čia up to the player visada, žinoma, bet tu privalai eiti ir tikėtis, kad tavo jėgų užteks, sakykim, tą pirmą žaidėją nusodint, arba, pavyzdžiui, iš pirmo žaidėjo vietos, tarkim, nebūtinai toks karas, bet, sakykim, labai svarbus dalykas, ką mes gal šiek tiek per vėlai, netgi, sakyčiau, pradedam daryti, ką aš pastebiu ir pats, tai turėti didelę flotilę, bet pavienių laivų. Tiesiog grinai gamint žaidimo visą erdvę. Vienas dalykas, tu tą naudoji ir kaip savo gynybos tokį burbulą aplink save, kad tik tavęs negalėtų nusodinti, bet tas yra irgi toks, pavadinkim, toks karinis, pavadinkim, manevras, kad tu apsistatai aplinkui visokiais tokiais šiukšlinais laivais. Gal toksai, sakyčiau, šiek tiek net offensive blokadavimas gaunasi. Taip, būtent, kad tie žaidėjai irgi, jam bandai kišti pagalius ir ratus, kad jie negalėtų irgi prieiti, sakykime, į kažkokių savo objektyvų, ten to paties mekatolė, jeigu ten, tarkim, esi užsiėmęs ir panašiai. Nes mintis, kad dabar jie turi naudoti tokenus, užrakinti kažkokius savo laivus, tam, kad nuimtų tą tavo šiukšlino laivą,
kuris iš tikrųjų neturi jokios karinės, pavadinkim, nekelia jokio karinio pavojaus, bet jisai kelia labai didelį resursų kaštus tam karui, pavadinkim, ar kažkokiam objektyvų sekimui. Tai tas yra, manau, kad, tokie, lyginant tos oportunistinius, sakykime, tos paskutinio turno karus, yra tas planavimas yra labai labai stiprus. Ja, su šito labai stipriai sutinku ir sakyčiau, kad labai geras pastebėjimas yra dėl to blokadavimo, dėl to gaminimo specifiškai ne vien tik tai savo teritorijose, ne vien tik tai tavo gabaliukė galaktikos. Nes, jeigu tu, net čia galbūt net sakyčiau būtų ta ankstyvesnė dalis to vėlesnio karo, tas blokadavimas, nes vėlesnis karas vis tiek reikalauja, ten dažniausia, mano galva, tokie karai jau dažniausiai būna tiesiog ekonominis klausimas, nes tenai nebėra tų pačių jau tiek daug ir tų galimybių, šansų išnaudoti kažkokią tai spragą gynybos ar kažko tokio, nes mes visi žinom, kad jis ateina. Mes visi žinom, kad pirmas žaidėjas, kuris yra pirmoje vietoje, jis turi taikinį ant nugaros, neišvengiamai. Tai, bet kokiu atveju jis karui turi ruoštis. Ir jeigu jis jam nesiruošęs, jis pralaimės. Tai čia galėtų būti irgi labai geras ankstyvas pasiruošimas. Pridėti tada šiek tiek daugiau aplink savo jau svarbiausias sistemas, galbūt turėti po tokią vidutinę flotilę ar didesnę, jeigu jau kertinė sistema. Čia labai geras pastebėjimas, su šito labai stipriai sutinku. Dar gal vienas dalykas, ką pasakyčiau iš savo pusės, įdomu būtų tavo nuomonė specifiškai dėl šito, nes su tais ekonominiais, tais grinai badavimo karais, kurie būna vėlesniai daly žaidimo, tais Wars of Attrition, nežinau, kaip tiksliai lietuvių išversti, su tokiais karais, ką mes dažniausiai matom, tai dažniausiai, jeigu vienas žaidėjas būna bent kokiais 2 victory pointais priekį, ir tai net vieno labai dažnai užtenka. Jeigu tokia situacija būna, tai didžioji dalis žaidėjų vis tiek kažkaip tai kooperuojas, kad jį kartu tiesiog kiek galima labiau sodinti. Ar tai būtų ekonominė parama, jeigu jie patys nėra, tiesiog yra mispositioninti ir negali ateiti, ar tai būtų realiai 3 skirtingų žaidėjų laivai, kurie plojasi į tą pirmą žaidėją. Vat man klausimas yra, kaip reikia tokį karą laimėti, nes logiškai pagalvojus, protingai pagalvojus, teoriškai tu neturėtum galėti laimėti karo 3-1, nebent tu esi užsiėmęs už 3 žmonės skirtingų resursų, kurie gali būti panaudojami kare. Čia yra iš tikrųjų didžiausias challenge'as turbūt pirmoje vietoje sėdžiam žaidėjai, būtent nes jį pradės mušt ne iš vienos, ne iš 2, o ten kartais iš 3 ar net 4 pusių vienu metu. Tokiu atveju dažnai tokio karo iš tikrųjų laimėti nėra įmanoma, ta prasme galutinai. Bet vis tiek pirmas žaidėjas turi dar tą pliusą, kad jisai neturi būtinai gintis visur. Labai svarbu yra tokioje situacijoje nuspręsti, kokias teritorijas tu būtent nori ginti, kurios tau yra svarbiausios tam tavo secret ar tam public objectivui, link kurio tu dabar eini, kad juos apgint ir juos securint ir tikrai scorint. Apleidžiant, sakykime, tas vidutinės kažkokias zonas, ten gal ir tos pačius, jeigu turi daug tų gaminančių laivų tokių, tos pačius siūst, visais kaip įmanoma būdais ginta svarbiausias tokios tas sistemas, kurios, realiai ir vestų link pergalės. Jeigu tas karas jau prasideda, sakykime, ne paskutinį turno, ten, sakykime, kokį prieš paskutinį, kai jau iš tikrųjų tas karas pasidaro toks ilgas, nes, tas paskutinis karas, tai tu dažniausiai turi pakankamai resursų, turi nepakankamai production capacity labai dažnu atveju. Ta prasme, ten gali kiek nori kad ir ten kiek nori Warsonų, jeigu tu turi pakankamai, jeigu turi pakankamai techų, kad ten ir Warsonus gali statyti, jeigu tik nori tų resursų. Resursai dar retai kada būna toks galutinis vinis.
dažnai būna tas tiesiog production capacity. Tai jeigu, sakykime, tas karas prasideda daug anksčiau, daug anksčiau, prieš paskutinį ar prieš paskutinį įimą, jeigu jau labai stipriai išsiveržęs yra pirmas žaidėjas, tai tada gal verta ir investuoti į, sakykime, tam tikrus techus, kurie atpigina tą karą, bandyti fishint kiek įmanoma, irgi gal action cardus kažkokius išsitraukus, kurie duoda laivų, visais kaip įmanoma būdais, nes 3-1 ar 4-1 šitas žaidimas, ilgam karui tikrai yra tiesiog resursų treidinimas galų gale. Tie geresni laivai, sakykime, upgrade'inti kažkokie, gal duoda šiek tiek geresnį, sakykime, tą trade value, sakykime, laivas prieš laivą, nes tu gal nužudai, už tavo vieną mirusį laivą nužudai gal ne vieną priešininką laivą, nužudai gal pusantro, bet in the end vienas žaidėjas niekada neturės pakankamai resursų, kad, sakykime, nugalėt 4 žaidėjus. Tiesiog Twilight Imperium nėra taip, sakykime, sukonstruotas. Čia gal mano toks už tai mėgiamas dalinai yra factionas, tie patys Wraith kabalas, kur jeigu jau pradedi į tą tokį lystį, į tokį attrition warfare, tai tada tas factionas yra būtent tam skirtas. Bet tas yra irgi, tas, pavadinkim, cost of opportunity, tas, kad jeigu tu žaidi tokį factioną, tada tu jau tikiesi, kad tu į tokį karą velsies ir tu gal kažkokį kitų tos opportunity cost prarandi. Jo, tas karas galimai vien tik tai dėl to greičiau ateis, dėl to, kad, tokioj situacijai tu geriausiai funkcionuoja. Labai man patinka, aš gal dar papildyčiau, paminėčiau, kad šitoj vietoj specifiškai, kai jau kalbame apie tą atricijos karą, tai, reikia atsiminti, kad taip, jeigu tu esi toj pozicijoje, kur tave puls neišvengiamai, tu prarasi dalykus ir reikia su tą mintim susitaikyti, kad tu praradinėsi sistemas, tu praradinėsi laivus, bet taip pat reikia atsiminti, kad žmonės, kurie tave puola, irgi praranda. Nesvarbu, koks karas, abi dvi pusės praranda. Ir šitoj vietoj galbūt aš sakyčiau, kad vis tiek galutinis tavo tikslas, jeigu tu esi tas žaidėjas, kurį puola keli kiti pirmoji vietoj, nėra laimėti. Tavo tikslas yra išgyventi. Nes dažniausiai toj situacijai tu jau turi galimai net ne vieno, o keletą ganėtinai tiesmukų takelių, kaip tau susirinktas paskutinis keletą taškių. Ir labai man patiko, kad paminėjai kabalus, nes aš šiaip norėčiau šiek tiek pakalbėti apie factionus specifiškai, kurie yra, šiek tiek labiau skirti karybai. Nes mes kalbėjom apie tarkim, oportunistinį karą, tą gali daryti, tas yra tikrai nepriklausoma nuo plastiko, nepriklausoma nuo statistikų, daugiau mažiau, aišku, visko būna, bet vis tiek tai yra išimtiniai variantai. Tai labiau priklauso nuo kaip žaidėjai elgiasi, kaip jie pasipozicionuoja, kokias spragas jie pas save palieka. Man įdomu yra, kaip manai, kokia įtaka, ant kiek didelė įtaka karui, kaip, gal ne vien tik kaip būtinybei ar kaip galimybei, bet net vos kaip playstyle'ui gali sukurti tam tikri factionai, kurie yra tiesiog karui gauna geresnius įrankius. Ant kiek didelę įtaką jie gali daryti? Manau, kad didelė, nes, sakykime, lyginant tai, kaip tu inicijuoji tos karus, ar, sakykime, ar gauni tos, kad tie karai yra tau paskelbiami, tai jau mano minėtas tas Wraith kabalas, tu tikiesi jau tada galbūt nebūtinai iš karto to tokio laimėti, sakykime, jis yra puikus, toks pat defensive factionas kaip ir offensive, nes tu gali outlastinti savo oponentus. Jeigu tu kariauji plus minus 1-1, tu gali netgi kariauti čiūti minusą ir vis tiek vien dėl to, kad tu gauni pavogi savo oponento laivus, tą patį plastiką, tu gali pasistatyti tos laivus nemokamai tada.
tai yra labai didelis bonusas. Ypač ilgam kare, kai, nu, jeigu sugebi sužaisti taip, kad, sakykime, tu tiesiog išvogi savo oponento plastiką ir jis nebeturi cruiserių. Jis nebegali statyti cruiserių. Nu, gaila, bet jis nebegali. Tai jis jau tada turi suktis iš tos padėties, jau tada vėlgi tu pastatai tą savo oponentą, pavadinkim, ant galinės kojos, kad jis jau turi kažką galvoti, o man reikia atsimti tos savo laivus, tada jau tu turi kariauti ne dėl tų objektyvų, tas objektyvas kažkoks to karo, sakykime, jeigu ir buvo, jis jau pasisukas jau netgi kitų laivų pačių atsigrobimo, tai toks, tu pradedi valdyti, sakykime, tą karo lauką. Bet tarkim, netgi tokia, aš gal nepavadinčiau jų kitas factionas, kuris nepavadinčiau gal tokio karinių factionų, bet man irgi labai patinka, sakykime, su jais kariaut. Tie patys Argent Flightai. Taip, jie turi labai, labai gerus laivus, bet kaip ir tas mūsų minėtas gaminimas, Argent Flightai yra vienas labiausiai mobile factionų. Jie gali tą puikiai daryti patys. Jie gali puikiai gamint ir tiesiog kainuoti savo oponentams tiesiog dėti didesnius kaštus karui. Ar tai apskrist, ar tai tiesiog degint tokenus tam, kad iš vis atskristi iki tavęs, ar iki kažkokių savo objektyvų. Tai yra keletas tiesiog visų action, aišku, daug factionų turi, sakykime, geresnius laivus, bet kai pasiapgreidini tos laivus, jie tas ant to iš tikrųjų išeina, plus tai, kad tu jos turi, sakykime, jeigu ypač kokie nors geresni cruiseriai, atmintis negauna jinai, turbūt. Geresnius cruiserius gauna Titanai. Titanai, ačiū. Titanai. Tarkim, Titanų geresni cruiseriai, jie, they're cool, bet kuris kitas cruiseris upgrade'intas ir bus, tipo, one-on-one su jais, plus minus. On the similar battlefield, ta prasme, kad tu turi tikėtis ne tik kariauti su plastiku, bet tikėtis kariauti ir su, pavadinkim, factionų visais abiličiais. Taip, su šituo labai stipriai sutinku, nes jo, aš šiaip sutinku, kad didžiausia jėga, didžiausias privalumas, ką gauna tie, tarkim, labiau kariniai factionai, kurie turi tos labiau jau grinai kovai skirtus privalumus savo faction sheet'e. Ar tai būtų geresni laivai, ar tai būtų kažkokios tai specifinės abilkės, ar tai būtų techai. Didžiausias jų privalumas nėra statai, kuriuos gauni ant laivų. Gal sakyčiau su net ne tai, kad išimtim, bet su tokiu mažiausiu tuo skirtumu kaip tik būnančiu pas Titanus, nes jų laivas turi ganėtinai rimtą skirtumą, kuris yra sustained damage. Bet in general, tai taip, tai yra labiausia galimybės abiličiai, kurie kainą to karo pakelia. Man labai patiko Woolreitų pavyzdys, nes jie tiesiog suvalgo tavo įmanoma turėti plastiką. Su Woolreitais dar gal sakyčiau, kad galbūt iškyla šioks toks net ir iš tavo pusės papildomas apsvarstymas, nes taip, aš praradau savo plastiko, aš paėmiau oponento plastiką, kad jis negalėtų jo atstatyti, bet taip pat turi pagalvoti apie tai, kad man reikia atstatyti savo pajėgas ir man reikia ginti savo space docks. Ir vienas dar factionas, kuris labai netgi nekarinis, sakyčiau, bet turi labai labai gerą pavyzdį šito pakeitimo karo dinamikos kaip dalyko žaidime, yra Nalu su savo neurogleive. Nes tai yra gamas, kurį praeit vienam oponentui, jeigu jis yra užtektinai gerai pastatytas, yra beveik neįmanoma be Lightwave deflektorių. Tai yra iš tikrųjų nemaža dalis tų labiau link karo linkusių factionų, kurie galbūt nėra taip, kad jie iš savęs yra geresni kare dėl to, ką jie turi. Tiesiog jie užtektinai stipriai pakeičia pačios karybos ir karo dinamiką, ar tai būtų early karai, ar tai būtų late karai, kad kartais kitiems žaidėjams tiesiog būna sunku prisitaikyti. Taip. Gerai, aš turiu dar vieną klausimą, kuris yra šiek tiek truputėlį gal net ir atokesnis nuo bendros šitos temos.
bet vis tiek norėjau dar truputėlį palies per pokalbį. A, labai, netgi sakyčiau, keistokai dažnas atvejis yra tai, kad, tarkim, kažkur pradžioj ar apie vidurį žaidimo įvyksta koksai karas tarp skirtingų 2 ar 3 factionų, tarp 2 ir 3 žaidėjų. Būna įvykdomas šiek tiek pasiskirstimas resursų ir maždaug ties tuo tas karas ir pasibaigia. Kažkas nukenčia, kažkas truputėlį pasipelno. Ir netgi, sakyčiau, yra ganėtinai keistai dažnas dalykas pamatyti, kaip tie patys žaidėjai, kurie susipyko, po to labai efektyviai kooperuojasi vien su kitu visą likusį žaidimą. Šaltojo karo politika pas mus yra truputėlį keista, aš asmeniškai sakyčiau. Vat norėčiau klausimą, kaip manai, kaip reikia handlinti šitą pusę žaidimo? Kai su kažkuo praėjai karą, galbūt tu prieš juos laimėjai, galbūt kažką pasiėmėjai ir tas supranti, kad tam, kad galėtum konkuruoti, tam, kad galėtum žaisti, tau to pačio žaidėjo reikia. Ir dabar galbūt jisai turi šiek tiek, nuoskaudą prieš tave ir nenori kooperuoti. Kaip tą suhandlinti? Čia toks visada yra iššūkis pas mus, ypač jeigu žaidėjas tikrai, tarkim, paėmė kažką svarbaus. Sakykime, esat equidistant, tarkim, su kokia nors legendinė planeta. Ir ten buvot kažkaip susitarę ir tu pakeitei tą susitarimą, pasiėmė tą planetą savo. Gali būti šiek tiek sudėtinga, bet vis dėlto mes esame pražaidę pakankamai žaidimų, kad, sakykime, suprantam, kad tokie, sakykime, maži skirmišai ir tų mažų resursų kažkokių pasiėmimas, mažesnių, didesnių, bet, sakykime, tokių nepiktybiškų, tokių, kur gali sakyti, aš čia pasiėmiau tiesiog biškį daugiau tą kudisat mūsų planetą. Nėra verta deginti dėl to viso žaidimo, nes labai dažnai tas toks, tas mutual assured destruction yra tikrai faktorius, nes, kaip ir jau minėjom, karas yra žvėriškai brangus ir jeigu, trumpas karas, pasiėmė resursų ir užbaigiam ties to, nes jūs abu suprantat, kad jeigu mes čia pradėsim dabar muštis, mes tiesiog skandinam resursus į laivus, susitinkam su tais laivais, išsitrinam resursus ir vėl rinse and repeat. To rezultatą mes tiesiog abu atsiliekam nuo visų kitų žaidėjų ir liekam pačiam gale. Tas karas, sakykime, toks jau, pas mus labai, labai retai kada būna, ten jau nebent, nežinau, visiškai principo reikalu, bet žaidžiant patį žaidimą, negali amžinai kariaut, nes tikrai atsiliksi nuo visų kitų ir to pasekoje gaunasi, kad tu vis tiek nori bendradarbiauti su to žaidėjai, nes tu turėjai tą kažkokį karą, pasiėmė, apsikeitė kažkokiais tais resursais, kažkas kažką pasiėmė, ir dabar jau ir tiek tas laimėjęs, ir tiek tas pralaimėjęs žaidėjas turi suprast, kad, okei, mes kažkaip pakeitėm tos resursus, kažkas kažką paėmė, bet tam, kad mes dabar ir tuos resursus praradę, nes ką tik kariavom, arba, daugiau mažiau praradom, bet ir tas pats, sakykime, action tokenas, jisai turi savo kainą. Mes turim vis tiek vytis bendrą žaidimą, kitus žaidėjus ir mes privalom kažkaip net ir tarpusavį bendradarbiaudami, mes turim tą, sakykime, skirtumą tarp kitų žaidėjų mažinti ar netgi, sakykime, gal ir lenkt. Aišku, tas žaidėjas, kuris visą laiką, kuris, pavadinkim, laimė tą tokį kažkokį skirmišą karą mažą, jis jau yra toj geresniai pozicijoje ir įkalbėta kitą pralaimėjusį žaidėją, tai jau yra, sakykime, geras menas, nes, kaip ir tu minėjai, jau tokį grudžą laiko, Book of Grudges yra atidaryta ir tas gali būti, kad užtektų, nežinau, 1 ar 2 pinigus, ten, sakykime, kas raundą ar kas 2 raundus sumokėt
tokį, pavadinkim, reparacijos kainą, ar tai tokia, kaip pavadinkim, tą opportunity kainą, kad, nu, va, aš pasiėmiau, žiūrėk, dabar mes nesimušam, aš už tą ten, sakykim, tarkim, legendinę planetą, kur man duoda kažkiek resursų, nu, aš tau dalį jų atiduodu, tu man leisk pasinaudoti, tarsi aš naudosios ten legendary ability, tarkim, tos planetos, ir mes to ir pabaigėm. Ir gaunasi, kad abu žaidėjai kind of gauna to, ko nori. Abu žaidėjai gauna vos ne tą patį. Taip. Tu iš esmės forsini dylą, gal pavadinkim, čiučiut labiau į tavo pusę, bet ir tas kitas žaidėjas nesijaučia, nu, visiškai apmautas ir nenori tada jau visiškai veltis atgal tą tokį principinį karą. Sakyčiau, tie tokie treat goodai ar kažkokie mes kartais darom tą, bet mano nuomonė tas iš tikrųjų labai per daug kainuoja, sakykim, tų planetų mainimasis, tarkim, va, ypač kitose equidistant planetos. Aš paturėsiu 1-2 raundus, tada tu paturėk 1-2 raundus ir ten per visą žaidimą ten kažkas kažkaip išsiskaičiuoja. Čia yra asmeniškai kalbant, čia yra vienas iš mano nemėgstamiausių dalykų visam žaidime, nes paturėt planetą 1-2 raundus, 1-2 raundą yra labai kitoks dalykas, negu ją paturėt 3-4 ir vien tik tai dėl to, kad vien tik tai galimybė jas paturėt jau kainuoja tau galimybę padaryti kažką kito. Taip, būtent, tu prarandi kažkokias tos galimybę kažką padaryti ir tas pats keitimasis, retai kada tos planetos būna vertos apkeist rankas 2-3 kartus, tais pačiais action tokenais, ta prasme, aš mieliau, tarkim, atiduočiau tą kažkokią gal ir legendary planetą, tai tu mano duok tą kainą grinais, aš sugalvosiu, ką veiksiu tais pinigais, negu kad man čia dabar kas 2 raundus reikia vėl išvest savo unitus, kur man čia dabar neužsirakint savo kitų karių, laikyti kažkokį gal ten, ar tai cruiser, ar tai carrier, kokį tiesiog ten pirmin atgal stumdyti ant tos planetos, kainuoja labai daug, vat, būtent to tokia galimybė, gal aš tą tokeną kažkur panaudočiau, kažkur kitur nuveikčiau kažką su tuo laivu, negu tenai pirmin atgal stumdytis. Tai dažnai tiesiog yra toks, jeigu mažas skirmišas, užtenka to, kad, nu, žiūrėk, mes apsikeitėm, aš kažką gavau, žiūrėk ir tu kažką gavau. Ir tas toks gaunasi ne visai equal dealas, bet, nu, artėja to ir manau, kad tas ir pralaimėjo žaidėjas nesijaučia tada taip visiškai apmautas ir kad jo. Gaunasi ganėtinai stabilus, na, net ir po, tarkim, taip, net ir po karo, gaunasi ganėtinai lygiavertis resursų padalinimas, kas, hei, jeigu mes jau kalbam jeigu grįžtam prie kalbą apie dylinimo, tai būdamas blogesniai situacijai, būdamas pralaimėjusio žmogaus situacijai, tai geriau ir norėt nelabai gali. Taip, nes turiu toj pralaimėjusio situacijai supranti, kad jisai pasiėmė tą planetą, aš tikiuosi, kad jis nepasiims daugiau, mes turim tą kažkokį mutual supratimą tarpusavę, kad mes šitą karą pabaigiam ir nesifelkim toliau, nes, nu, mums tiesiog kainuos ir mes kartu susikibę rankutėm pralaimėsim tiesiog visą žaidimą dėl tos 1 ar 2 planetų. Ir tuo labiau, jeigu mes po to susipykimo abudu gavę kažką, tai vienas tiesiogiai, kitas perdavęs, jeigu mes toj vietoj dar galėsim nusibrėžti gražią demarkuotą liniją, be jokios militarizacijos ten ir kažką naudingo padaryti su savo laivais ir actionais, tada mes abudu ne vien tik, kad susikibę rankutėm nepralaimėsim, bet susikibę rankutėm iššoksim į priekį. Taip, būtent. Definitely a good point. Na ką, ir su šituo manyčiau, kad jau po truputėlį mūsų pokalbis apie karo ypatumus prie mūsų stalo ir prie Twilighto intrigų žaidimo po truputėlį eina į pabaigą. Man tai dėkui tau labai, kad šiandien prie manęs prisijungiai, buvo iš tiesų labai įdomus pokalbis. Ir visiems kitiems aš linkiu jums geros dienos, gero vakaro ir iki susitikimo kitą kartą. Sėkmės, mėlyje. Sėkmės, visiems gerų rolų kariaujant.